Atvykau į Niujorką. Meluoju, čia ta pati Olandijos autostrada. Keliauju oro uostą. Skrisim į Lietuvėlę. Davidas mane veža. Iš pačio ryto vargšą prikėliau, kad nuvežtų oro uostą. Bet nieko. Nuskrisiu į Lietuvą, nusipirksiu mašiną, grįšiu, galėsiu jį vežioti į darbą. Olandijos oro uostą. Žmonių, belė kiek. Jo, suras savo lėktuvo vietą turbūt bus nelengva. Visur pilna. Japonų, visokių Olandų. Na, žodžiu, ieškosiu 2 valandas, tam turiu laiko. Nu va, praėjau apsaugos patikrą, patikrino kaip nusikaltėlį. Turėjau rankas iškelt viską. Lauktuvės viskas, keliauju į Lietuvėlę. Laukit, hebra. Oro uostas belenkokio dydžio. Nežinau, čia galima pasiklysti. Iš vieno galo į kitą ir ten eina dar nežinau koks atstumas. Tos kelionės mane nervuoja, ypač tokiose vietose kaip Amsterdamas, didžiausi oro uostai ir nieks normaliai nepaaiškinta. Turi keliauti per visur ieškoti 10 valandų. Bet svarbu, aš grįšiu. Vos neprisimyžau kelnes, bet šiaip netaip suradau savo lėktuvo vartus. Dabar esu tualete. Ir visokių užsieniečių pilna, Japonų, Olandų, visokių ten maudosi duše tam tualete. Maudosi, dantis plauna. What the fuck? Rikolisti. Einu į savo lėktuvą, žiūrėkit video toliau. Einu į lėktuvą. Sutikau seną draugę Gabiją. 100 metų nematyta. Vat būna, kad sutinki žmonės, kaip nežinau, kiek metų nesimatai. Ir būtent tada, kai važiuojam abudu į Lietuvą skrendam. Žiūrėk, čia dar koks atstumas eiti tą. Lievai, kad nėra stiklų, pafilmuočiau koks lėktuvas. Koks mažiukas? Nenugriuk, kada? Mažiukas lėktuvėlis. Skrisiu ir susimažysim Lietuvoje. Pakliuvau prie lango. Tuoj pradėsim kilti. Tikiuosi Lietuvoje oras geras. Nes čia tai lyja ne kažką. Tikras grojus. Pakilom virš debesų. Apačioj lyja, čia gražu. Iš viršaus. Kaip kaimas prieš Olandiją. Bet Lietuva vis tiek yra mano namai. Gera čia sugrįžti. Nu va, pagaliau atvykau į Lietuvą. Susitikau su Eriku, taip sakant, paėmė mane. Dabar veši kur mane? Į Pabradę. Pasiimt mašiną. Žiūriausias prikolas, tik tai išlipau iš to lėktuvo ir nuėjau į, žodžiu, prie vartų išeiti. Tik duris atsidarė į Lietuvą, kad įeiti. Atsidarė duris, policininkai du stovi ir jau rėkia kažkokios bobos. Tai kur tas tenis nubėgo? Ko čia žiūrėjau? Į Lietuvą tik atvarai, iškart bairiai prasideda prikolas. Tai va. Dabar keliauju nusipirkti mašiną ir paskui važiuosiu į Kauną, aplankyti mamą, draugų ir visą kitą. Tai va, o Erika, padarysiu Erikui reklamą. Galite Erikui rašyti visą laiką, kas norit gerų taksi paslaugų ir pigių. Erikas vežioja ir muziką gerą rusišką užleis, viskas bus kaip priklauso. Ačiū. Reklama for free. Nu va, jau vairuoju pats grįžtu, nusipirkau naują automobiliuką. Audi A6. Viskas kaip turi būt. Keliauju į Kauną. Va, keliaujam su mamyte į Olandiją. Graži mano mama, taip? Ja, suvalgau paskutinį cepeliną. Dabar laukiam degalinį, kol galima bus įsipilti kurą, nes kažkam pertrauką naktį užsimanė pavalgyti kaip ir aš. Ir keliausim į Olandiją, ilgas kelias laukia. Atvykom į Amsterdamą.
Šiaip ne taip radau aikštelę, kur pasistatyti mašiną, valanda 5 eurai. Tai va, dabar keliaujame į patį centrą ir pamatysite, kiek daug žmonių, kokia gotika, visa kita miesto. Ir, nu žodžiu, pamatysite išplatėjimą. Kiek dviračių. Čia vien stovėjimo aikštelė dviračių. Jeigu žmonėm pasakytų Lietuvoj, važiuok dviračių, tai gautum į akį. O. Judėjimas vyksta mieste. Traukiniai važinėja. Dviračiai, kaip visą laiką visur. Dėkui, toj nueisime patį centrą, pamatysit, kas ten darėsi, bardakas visiškas. Kiek žmonių. Paprastą dieną Lietuvoje tiek nepamatysi pačiam centre. Tūkstančiai. Ir svarbiausia čia dviračiam pirmenybė, nes va kiek dviračių visur. Ne, toj nupisk, na. Visi atsipalaidavę, mina dviratukus. Ir visiems šaibys. O, im kokį nori, visi neprirakinti nieko. Lukalistai. O. Traukinukai važiuoja. Jėtus Marija, kiek žmonių. Ten va red lightai, mergos nuogos gali pasimti, kiek nori. 30 euriukų ir kapoja ir zaivys. Jo. Tai va taip toks gyvenimas ir vyksta Olandijai. Judėjimas pastovus. Pabėga. Rūko va kaseka mergas būdus ir eiza, šaibys. Yra parduotuvė tokia, vadinasi Smoky Coffee Shop. Nueini, nusiperki kasekų, ko nori, viskas nemokamai, ekstazi, narkotikai. Čia metaliniai tokie visokie. Va. O. Tipo karžygiai metaliniai. Ivanas Rustusis, blėt. Japonai nori. Nu, mam stok nufotkint. Prie Ivano Rustojo. Pačiam centre nemokamai duoda pačiuožinėt va, ledo areną. Pačiūžas duoda viską ir būk laimingas čiuožinėk. O blondinė toj nugrius su vaiku. Mama, norit pačiuožinėt? Ant roros. Paulinka. Go. Bardakas žmonių milijonas. A? Yes, I know. Tai va, aplankėm Amsterdamą, žmonių baisumą, bet visi atsipalaidavę, vaikšto. Tik tai, kad labai daug mėsmalė. Tai važiuojam dabar į kitą miestą, į Rotterdamą. Tai va, palauk, traukinio nėra, ne, galima į toliau. Čia reikia sakyti, kad turiu kokią bombavyką tada. Mama, kur eini, ne ten einam. Vėl pasiklysim. Atvarėm į Rotterdamo įlanką. Šitas tiltas naktį šviečia labai gražiai. Aš prie dangoraižio, nežinau. Mama jau eina su Paulinka toli. Va, Amsterdame pasiėmėm tokių keksiukų. Paprastas keksas atrodo, bet iš tikrųjų čia su žole išmėginti. Niekam, aišku, nesiūlau mėginti tokių dalykų, bet aš noriu pamėginti. Tai va. Tokie atrodo paprasti keksiukai, daug nekainuoja, Lietuvoje tai nežinau, nes čia vadinasi H-cookies. Tikiuosi bus skanus. Iškriti iš medžio. Na va, jau kita diena. Keliaujam į Hagą prie jūros, gražus oras. Nuvažiavę 3 kilometrus, pasirinkite išvažiavimą dešinėje. Tai va, toj nuvažiuosim, pamatysit, kaip atrodo visas vaizdas Hagoj, Olandijos mieste Hagoj prie jūros. Prie jūros žiemos metu.
Žmonių galo nesimato. Žiemos metas vadinasi. Net negaliu nufilmuoti jūros, kiek daug žmonių. Kažką gal per langus matosi. Kalaujame į aukštą. Jūra, tuo. Ir toliukas. Šiandien pasisekė su oru. O, kaip gražiai miestas atrodo. Stok? No. Vėjas baisinėmis vėjas. Bet už to nešam kudašių. Dabar varysim. Turbūt manęs negirdite. Ok, ką? Ačiū, kad žiūrėjot mano video. Tikiuosi patiko. Dar važiuosim į Rotterdamą. Dar pamatysim, kad bus Rotterdamai. Stebėkit. O, žiema. O prie jūros žmonių kiek va matosi pilna. Atvarė Hebra pasideginti žiemos metu. Prie jūros. Viso, nebegaliu. Varom į McDonald'ą. Pasikrausim riebalų. Tai vat, visur pakeliavom. Dabar mama su Paulina laukia mašinoje. Aš sumokėjau už stovėjimo aikštelę. Bet, žodžiu, buvom, paprodėm šiek tiek į miesto, viso kitą. Tikiuosi šis video jums patiko. Ir neprailgo, žinoma. Tad spauskit like ant šio video, prenumeruokit mano kanalą. Ir toliau darysiu video vlogus iš savo kelionių, sporto salės ir viso kito. Tad visiems linkiu gero laiko, gyventi, būti laimingi, džiaugtis, daug šypsotis ir niekada neliūdėti. Tai va, sudie Hebra.